Kelias be pabaigos. Gesinkite cigaretės, išsipylė benzinas. Ruoš kamerą. Garsą patikrinsime. Nelaimė kelyje pareikalavusi aukų įvyko šiandien 264-ame. Pasiruošęs. Gerai filmuok. Pravažiuokite, nedelskite. Pašo atsargiai. Čia visur kraujas, šūkis. Vladislavai. Sveiki. Aš tuoj pradėsiu. Tuoj ateis. Nelaimė kelyje pareikalavusi aukų įvyko šį vakar 264-ame Roškovskio greitkelio kilometre. Paprašysime smulkiau pakomentuoti kelių tarnybos kapitoną Vladislavą Dorodnichą. Remiantis liudininkų parodymais, avarija įvyko 21 valandą 17 minučių. Žuvo vairuotojas ir 3 autobuso keleiviai. Dar vaikinai. Vienišas stoviu perone. 2 šoviniai mano ginkle. Nieko dabar man nereikia. Aš pribaigsiu ir jį, ir save. Aš norėjau paklausti. Dundas skuba artin traukinys. Aš drebu, man iššoksto į širdis. Jis išeina toks aukštas, gražus. Šlitinėja, jam trenkė alus. O gal aš alaus subėgiosiu? Man sulčių, visiems sulčių. O kodėlgi? Girtų nepriimame. Vaidina Vera Alentova, Diana Janakajeva, Jevgenijus Valcas. Tėti, galima saldainį? Aišku, galima dukryt. Ivanas Mikhailovskis, Marija Karpova ir kiti. Oi, spardosi. Jam tikriausiai šalta, skundžiasi. Reičelė, Bugerė, nufotografuok mane prie vienuolyno. Ala, ateik. Ai, gerai. Taip, gražu. Truputėlį dešiniau. Stop. Cheese. Dabar mane. Vaikinai, dėkite savo krepšį, ten vietos dar yra. Aha. Ne, ačiū, mes kartu pasiimsime. Eime. Man kažkodėl nepatinka. Kodėl jie su to krepšiu nesiskiria? Tai juk ten bomba. Girdėjai, kaip laikrodinis mechanizmas tiksi? Atvažiuosiu, pasikalbėsime. Taip? Taip, tėve Konstantinai. Močiutina, ką, leidžiame žmonės? O kur jūs? Labas, mamytė. Puikiai. Manau, kad po 3 valandų atvažiuosime. Po 3,5. Dieve, ji nuo mūsų ne per žingsnį nesitraukia. Visai nesupranta, kad mes jau dideli. Ne, tu jai pati tą pasakyt. Alio? Anička. Žadėjome ryte tiems pensininkams atvežti ir sumontuoti 2 kondicionierius. Žodžiu taip, palauks pensininkai. Taip? Nuveš kondicionierius tuo adresu, kurį palikau prieš išvažiuodamas. Ten gyvena labai reikalingas žmogus. Vane, prašau, kai ateis vairuotojas, pasakyk, kad su tokiu krepšiu autobusą neįleistų. Nieko tokio, žinoma. Ne, nesijaudinkite. Alio, nesijaudinkite. Mes jūsų palauksime. O kas nutiko? Taip, iki pasimatymo. O aišku, kas ten buvo? O gyvas? Po Maskvą pasivaikščiojome. Raudonoje aikštėje buvome, taip. Paskui traukiniu atvažiavome. Kupė, pasiėmėme atskirą kupė, taip. O dabar stotyje į kaimą jau važiuojame. Aha. O jie tokie patenkinti. Gerai, aš perduodu ragelį Deividui. Imk. Labas, mamytė.
Ir aš tave myliu. O pas senukus užvažiuok, paprašyk, kad atleistų, atsiprašyk, sakyk. Laukime naujos partijos, negavome. Taip, jūs pirmėlėje. Ir kalbi kultūringai, mandagiai. Jauskis kaltas ir vis atsiprašinėk. Bent tiek gerai. Aš tada, kai atvažiuosiu, iškart pas jūs į nuovadą. Taip. Ačiū, kad paskambinai. Iki. Antonai. Na? Kas šį kartą? Na. Pas mamą kažkokie vyrai sėdėjo. Aišku, sėdėjo. Na ką? Muštynės? Nežinau. Lionka sako, kad motina vienam buteliu per galvą užvožė. Jis dabar animacijoje, na, o ji nuovadoje. O dėl ko tu ten bėgsi? Ką įrodinėsi? Močiutė, eikime kartu, a? Na, prašau, na. Reikia jai padėti. Viskas, Antoša. Aš daugiau nepadėsiu. Iš manęs nieko nesitikėk, eik dirbti. Prašome lipti į autobusą. Prašau lipti. Dėmesio, autobusas į Pagirės išvažiuoja už 5 minučių. Matai, jis jiems nė žodžio nepasakė, aš nevažiuosiu, kol jie to krepšio nepadės į bagažinę. Klausyk, na jei jie ten laiko bombą, koks tau skirtumas, kur jis sprogs? Ne, na, o kodėl jie nepaliko? Na gal jie ten kažkokią aparatūrą turi, arba stiklą. O jų akis tokios, teroristinės. Matei, koks šiurpus vyresnio žvilgsnis. Viskas, Margarita, įkalbėjai, nevažiuojame. Paimsiu krepšį. Na jau ne. Verčiau žūti, nei gyventi su tavimi. Dėmesio, iš Tulos atvykusios Galinos Zakharovos laukia prie informacijos biuro. Labadiena. Tėve Konstantinai. Labadiena. O, Nadežda Nikolajevna, labadiena, labadiena. Štai mano šeimyna, motinėlė, vaikai. Nuostabi jūsų šeimyna, nuostabi. Nesijaudinkite dėl jo. Nuvešime gyvą ir sveiką. Viskas viso gero. Galvojau, kad pamečiau. Ačiū. Štai tėve Konstantinai, mano anūkas Antonas, jis mus ir veš. A, sveikas, sūnelis, sveikas, labadiena. Kur čia mūsų vietos, labadiena, aha. Vaikučiai, ateikite. Aš čia su dėdė pasėdėsiu, jūs ten dviese. Aha. Imkite savo bilietelius. Aha, gerus padaviau. 12, 11, aha. Še, užkrimskite. Ačiū, labai gardu. Pardon, vyriški, jūsų bilietas. Sekundėlė. Ha. Žiūrėk, kasoje sako, bilietų nėra, o jūs turite 3 laisvas vietas. Tuoj atbėgs. Niekas neatbėgs. Štai vienas jau bėga. Suspėjau. Vova. Labas, Vova. Tu juk mano taisyklė žinai, brangusis. Antonai, tučto jau atiduok jam pinigus už bilietą, aš grąžinu. Baig, palauk. Aš Šermenyse buvau. Mano draugas mirė. Aš tik 2 taurelės. Už sielos ramybę. Na rimtai, geras vyras buvo. Kartu tarnavome. Čečėnijoje. Kokioje divizijoje? Ką? Kokioje divizijoje? Gvardiečių 56 šaulių, o pulkas 4. Ką, nejaugi tau Nikolajus Simonovičius vadovavo? Tikrai taip, Kalistratovas. Pardon, pulkininkas Kalistratovas. Taip, mes ką tik su juo išsiskyrėme. Gerai, eik. Kaip čia taip atvažiavo iš Šermenės ir man net nepaskambino? Juk sakiau, jis ką tik iš lėktuvo išlipo. Gerai, viskas lip. Bet kad ne žodelio, išsodinsiu. Ačiū. Nėra už ką. Bijau, kad viską meluoja. Štai raišti kažkur nukniunkė, dabar visą autobusą linksmins. Užeikite. Važiuojam.
Taip, lyg ir visi susirinko. Juk sakiau, kad bus laisva vieta. Tas jaunuolis įsigijo 2 bilietus. Jo pakeleivis įlips pakeliui. Teisingai supratau? Taip, teisingai. Deividai, Ala. Na kodėl, na? Na kodėl man visuomet taip nesiseka? Užimta. Šis keleivis įsigijo 2 bilietus. Pakeliui prie jo prisijungs pakeleivis. O kur prisijungs? Snygiriove? Aš ten išlipsiu. Padėkite, kur buvo. Jaunuoli. Sėskite, prašau, į bilietą nurodytą vietą. O mergaitė tegul sėdi tėčio ant kelių. Jie turi 1 bilietą. Nieko tokio pastovėsiu, tegul mergaitė sėdi. Man patinka stovėti, man netoli. Vertinu jūsų kilnę širdį, bet stovėti važiuojant negalima. Todėl būkite geras, sėskitės, prašau į savo vietą. Ačiū. Nadežda Nikolajevna, laba diena. Gena, tu ką? Nadežda Nikolajevna, aš to į fermą nuvešiu, iškrausiu, o ekskavatoriaus ryt nuvažiuosiu, paimti gerai? Tiesiog vakar visą naktį važinėjau, šiandien jaučiu, kad neištversiu. Be to, sesers apvalus jubiliejus 35 suėjo. Štai kaip, jau ir 35 apvalių jubiliejumi tapo. Gena. Ne, laikai baisus. Šiandien ekskavatoriaus neišvešim viskas, rytoj jau gali nebūti, o paskui nuoma 2 pabrangs. Mes su tavimi susitarėme. Urnovai šiandien išveši, ryt ir poryt ilsiesi. Viskas eik. Be reikalo, močiute. Nagi, važiuojam. Gamyklą nupirko kažkokie banditai. Mano vyrai iš direktoriaus posto pašalino. Saviškį paskyrė. Tokį sovietinių švarkų ir juodų džipų. Paskui viską išvogė. Žmonės atleido. Gamyklą uždarė. Mano vyras visas pajuodęs iš sielvarto vaikščiojo. Jaudinosi ne dėl savęs, dėl žmonių. Ir anksčiau taurelės neatsisakydavo, o čia... Kartą grįžtu iš darbo, o jis kabo. Ir raštelis. 2 žodžiai. Atleisk, Nadia. Alioša sūnus tuo metu tarnavo armijoje, paskui grįžo, įsimylėjo, vedė. Paskui gimė anūkas, Antoša. Vyro kopija. Paskui matau. Sūnus. Su žmona kiekvieną vakarą su buteliu leidžia. Supratau, kad jiems nėra kur dingti. Pagiriuose darbo nėra, o gretimame mieste taip pat visos gamyklos uždarytos. Na, žodžiu. Alioša pasikorė. Daug tada visko pergalvojau. Daug supratau. Visų pirma, kad niekas neapgins ir nepadės, jei pats savo nepadės. O svarbiausia, kad reikia Antošą gelbėti. Įsisūnijau,
Visus dokumentus sutvarkiau. Išgirtos motinos pas save parsivežiau. Žinote, su moterimis dar baisiau nei su vyrais. Labai pagalvojau ir įsikinkiau. Žodžiu sako, išgelbėsiu šalį nuo pražūties. Štai taip. Jei pajaus kvapą, iškart atleidžia. Visur plakatų prikabinėjo po 5 metų. Mūsų kaimas bus negerintis. Ne, ar tai normalu? Siaubas kažkoks. Ir kur vargšui dirbančiam žmogui dingti nuo tokio išnaudotojo? Kur? Štai daugelis ir negerėjo keletą metų. O kokią jį turi gamyklą? Viską užgulė. Gal oligarchė? Ir taksi, ir autobusus, ir sunkvežimius, viską. Turėjome plytų fabriką. Prieš karą jį visi kartu pastatė. Na, žinoma, perestroikos metais tik sienos liko, bet sienos liaudės. Žodžiu, į tas sienas privatizavo, atstatė fabriką ir užuot liaudžiai gražinusi, užgrobė savo. Ir pagiriuose nieko liaudiško neliko. O nuo ko viskas prasidėjo? Nuo ko? Ji man mokykloje istoriją dėstė. Mokytoja, taigi. O už mūsų kaimo trykšta šaltinis. Na, toks kažkoks nusmurgė šaltinėlis, vanduo kaip vanduo. Bet vyrai pastebėjo, kad vanduo padeda atsipagirioti. Praeina galvos skausmas, iškart žvalesnis pasidarai. Aš net galvoju, kad dėl to mūsų kaimas ir vadinasi Pagirios. Žodžiu, ji tą šaltinį privatizavo. Viską užgrobė ir viskas. Iš pradžių vieną cechą pastatė, paskui antrą, trečią, dabar visame pasaulyje tą vandenį pardavinėja. Vanduo juk mūsų liaudės. O ji už mūsų vandenėlį, suprantate, pinigų žerisi. Viską apžiojo. Na, dabar aš gyvenu ir vargo nematau. Žemvaldę tapau, žemę nupirkau, nes visi laukai jau dagiais apžėlė. Daržovės auginsime. Va, cerkvė surentė. Atėjo metas melst atleidimo už nuodėmes. Nieko, Dievas viską mato. Pasprings. Ji liaudės ašaromis. Šiaip jau žiūriu žmonės į mūsiškius. Geri žmonės, puikiai dirba. Bet kažkodėl patys save į gerąją pusę pakreipti negali. Štai cerkvę jiems pastačiau. Rytoj ją ir šventinsite. Kodėl jiems? Man regis, jūs cerkvę visų pirma savo pasistatėte. Paklausykite jūs, priekinėje sėdynėje. Na, kol prie jūsų niekas neprisėdo, leiskite mergaitę atsisėsti į laisvą vietą. Žodžiu taip, niekas šalia manęs nesisės. Aš tyčia už 2 vietas sumokėjau, kad galėčiau patogiai ir ramiai važiuoti. Ir prašau, nereikia man piršti kaltės komplekso dėl to, kad mergaitė sėdė ant tėvo kelių. Draugai, jūs girdėjote, a? Vargšė mergaitė ant pusės žando glaudžiasi, o jo portfelis atskirą vietą turi. Mėgsti erdvę? Išsikviesk taksi. Jis nusipirko 2 bilietus ir nenori užleisti vietos. Arba 6 dienų jachta sumautas oligarchė. Dėl to visi ir pyksta, supranti? Sekundėlę. Ar jums netrodo, kad ne visai teisingai mąstote? Misteris Twisteris. Eduardas. Misteris Eduardas įsigijo 2 bilietus už savo pinigus. Jis nepažeidžia įstatymo. Kuo jūs jį kaltinate? O, matėte, a? Jis dar ir su užsieniečių advokatu važiuoja. Liaukitės, juk jie iš Niujorko. Iš Niujorko. Tiesiog jie su mūsų gyvenimu išvis nesusipažinę. Štai ko sulaukime, a? CŽV netiki mūsų gudumos prisikapstė. Čia jūs Amerikoje viskas pagal įstatymą, visi su visais teisėsi, o Rusijoje pagal sąžinę. Va, būtent. Tai reikia užleisti savo vietą žmogui, kuris prašėsi į autobusą, jei tokia sąžininga. Ne, jūs juk įsikibote į savo teisėtą vietą. Sąžinė nepamatuojamas dalykas, ją visi savaip supranta, o įstatymas yra griežtas, bet įstatymas. Čia jūs prie komunistų. Pripratote gyventi pagal sąžinę, o dabar mes turim teisinę valstybę. Čia tu, brolau, nusikalbėjai. O,
Misteri Tvisteri, su daiktais prie išėjimo. Eik ežiukus miške pagiduok. Žiūrėk, kas įlipo. Štai pasirodo, ką mūsų misteris Twisteris bilietą pirko. Jis šunelius labiau už žmonės myli. Oi, kam įleidote šunį į autobusą? O jei jis ko nors apkrės? Ne, na ką jūs, šuo švarus. Sėsk, nusiramink. O dar ir su biografija, išvarus. Antoša, nagi papasakok apie jį. Šitą šunį pažįsta visi vairuotojai, važinėjantys šiuo keliu. Jo vardas Melentijus. Jis gyvena netoliese Gordino kaime. O jo draugė, kuri gyveno kaimyninėme kieme, šeimininkai išvežė į Smirnovkos kaimą už 10 kilometrų. Jūs tik pamanykite. Mūsų Melentijus, neaišku kaip sužinojo jos adresą ir dabar kartą per savaitę ją aplanko. O vairuotojai, kai pamato jį pakelėje, mielai paveža. Beje, pavežti Melentijų geras ženklas. Tu mėgsti tylą. Įsivaizduok, nurimo šiaurys, o ant žolės užmigo senas, niurzga seteris. Staiga nutilo nesiliaujantis mašinų gausmas ir tyloje ištirpo karo griausmas ir žemės drebančios baisingai mana. Pavasariniai išnyko tyloje. tą tylą savo labui panaudosiu. Ir ją pasinaudojęs tave aš pabučiuosiu. Žiūrėkite, kaip visus sutaikė šis Dievo sutvėrimas, šis kiemsargis. O juk prieš minutę vos neįsiplėskė karas, pilietinis. Neblogai. Įstatymai žinoma būtini, bet ne vienas įstatymas neliepia mylėti, o be meilės viskas šiame gyvenime netenka prasmės. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas. Bet didžiausia jame yra meilė. Jėga. Na, susipažinkime. Aš vardu Katė, Reičelė. Aš Deividas. O kur taip išmokote kalbėti rusiškai? O mūsų tėvai valstijas atvažiavo iš Rusijos miesto Charkovo. Ten juk Ukraina. Taip, koks skirtumas? Namie rusiškai kalbamės. Aha. Tie gyvoja meilė. O Anička su Liova per tą laiką taip prasigyveno. Butą su mansarda įsigijo. Taip, šalia centrinio parko. Liova gydytojas, dabar turi savo kliniką. Briukline. O Anička namų šeimininkė. Ji turi tiek reikalų. Taigi aš už viską buvau atsakinga. Už vaikus ir ūkį. Labai gerai mokėjo. O kur aš tos pinigus dėsiu? Juk aš visko aprūpinta. Taigi, visus pinigėlius dukrai siunčiau. Jie namą pasistatė, mašiną nusipirko. Dukrai per tą laiką 2 vaikučiai gimė. Viešpatė. Ir toks ilgesys mane suėmė. Ką galvoju, nejaugi savo anūkų nepamatysiu. Liova su Anička mane labai atkalbinėjo. Nusprendžiau, važiuosiu.
Viešpatį. Ten oro uoste, kai pasą parodžiau, kokia užvirė košė, 10 metų be vizos prabuvau. Spaudą uždėjo, viskas. Įvažiuoti į Ameriką draudžiama visam laikui. Oi, atsiprašau. Taip. Ramiai. Spręskime problemas iš eilės. Kieno sūnus? Pensininkų. Apgavikų kontora? Ha. O kodėl jis taip įsijaudrino? Jis mokesčiuose dirba. Na, sakėte senukams, kad jie pirmėlėje, kad... Jūs jiems paskambinote. Aš juk prašiau asmeniškai užsukti atsiprašyti, paaiškinti padėtį, kodėl taip išėjo, kad jie matytų, jog mums patiems nesmagu, kad vos tik gausime naują partiją iškart. Štai kaip mus kvailius ir mausto. Vova, raminkis, neerzink žmonių, išsodinsiu. Nieko. Oi, žodžiu, taip ir sakau. Anūkus pamačiau. Aha. Dabar santaupos baigėsi, darbo nėra, nuolat rėjamės. Oi, o Deividas su Reičelė pasiilgo. Jie juk su manimi nuo pat gimimo. Ir kaip sugalvojo, reiškia, jei Ala negali atvažiuoti pas juos, jie atvažiuos pas ją. Ir Ania. Ji juk tokia baikštuolė. Įkalbėjo. Štai nuvažiavau į Maskvą jų pasitikti. Dabar vežu pas seserį. Pas dukrą nenorėjau. Prasidės priekaištai. Nestokite, prašau. Čia mano žmona Olios mama. Ji atims iš manęs Olę. Tėveliai, nenoriu, kad mane atimtų. Matote, ji nenori. Mano žmona geria, linksminasi. Pamiršta Olenką iš darželio paimti. Butą jai palikau, viską pardavė, gyvena komunalinėme bute. Vyrus vedžiojasi mergaitės akivaizdoje. Prašau, nestokite, labai prašau, dėl Dievo meilės. Į kelkraštį. Į kelkraštį. O, štai ir jis. Kur? Olia. Kaip tai kur? Namie pas tave? Taip, visi atsistojate, pasakiau. O man daugiau negalima? Iškart matosi. Generolų kraujas. Kur mano dukrelę padėjai? Niekur aš jos nedėjau. Kaip susitarėme, parvedžiau namo, ji nubėgo į viršų, o aš išėjau į autobusą. Nėra jos namie. Ji mane pabučiavo ir nubėgo į viršų. Pabučiavo jį ką? Užmušti tave mažą. Tai ji namuose arba pas kaimynus. Nėra jos ten. Atleiskite. Draugė milicininkė. Ar kaip ten jūs dabar, ponė policininkė? O, teisingai. Anksčiau buvo milicija ir mentai, o dabar policija ir farai. Nesikišk. Pone policininkė, prašau patikrinti štai šių 2 keleivių dokumentus. Jie visam autobusui kelia įtarimą. Čia dabar, kokius įtarimus? Mano Rita visada puola į paniką. Jūs neįsižeiskite, prašau, tiesiog jūs nesiskiriate su krepšiu, štai jie ir vaidenasi, kad ten... Duok jiems. Prašau, žiūrėkite. Atleiskite tiesiog.
Matei, kokios būna bobos? Siaubas? Ne, tu netokia. Išleisk. Valio. Bravo, tėvelė, bravo. Gražuoliukė. Aš dabar irgi turiu 2 vietas. Kaip tas dėdė? Einam, užkasim, einam. Oi, žiūrėk, koks ežiukas, nupirk man ežiuką, prašau. Kokį ežiuką, tu ką? Na, prašau, laba diena, o ko jūs turite? Turite, čeburekų, taip, pyragėlių, pyragų ir arkliukas. Ką, arkliukų nemačiusi, prašau, nupirkite man ką nors. O kas yra čeburekai? Nežinai, kas yra čeburekai? Taip, mums 7 čeburekus ir Coca-Colos. Prašau. Ir tiek pat Coca-Colos ir alaus. Kodėl tu taip, Šūra? Neatsisveikinai. Norėjome jums parašyti laišką. Savo žmoną taip pat laišku pritrenksi. Taip pat parašysim. O kaip jam pranešite? Vaiką įsivaikinsiu. Mes jau viską nusprendėme. Štai kaip. O aš vis nesugalvojau. Kaip savo vaikų nusikratyti? Šūra, tu supranti, ką darai? Suprantu, Aleksandrai. Aš tau, kai prieš 3 metus išėjau, pasakiau, kad niekada tavęs nemylėjau. Bet ištekėjai? Žinau, Šūra jums pasakojo apie mūsų draugystę mokykloje. Bet kažkaip 10 metų išgyvenai, neatvažiavai. Todėl ir neatvažiavau, kad Šūra ištekėjo ir nebūčiau atvažiavęs, jei ne mamos laidotuvės. Neilgai mamos gedėjai. Jie iškart po laidotuvių svetimą žmoną nuviliojai. Klausykite, suprantu, kad jūs susinervinę, susijaudinės. Bet vis tiek neperženkite padorumo ribų. Niekas manęs neviliojo, aš pati pas jį atbėgau. Aleksandrai, suprask. Juk kai prieš 3 metus išėjau, Sašo šalia nebuvo. O po metų? Juk vis tiek sugrįžai. Hari Jakovlevičiau, aš jums pažadu, kad ryt visi Šiandien pat. Taip, atleiskite, visi kondicionieriai bus įrengti taip, iki 10 vakaro, taip. O kambarius? Kambarius būtinai gerai išvėti. Taip, tavo namuose ten kas? Sūnelis rūko, oi. Taip, tuoj pat lėkite į mano namus. Nuimkite velnio visus kondicionierius ir veškite juos tiems pensininkams. Produktus pirksime tik tai turguje. Taip, tik turguje. Ekologiškus. Jūsų nustas Haris žada visą mokesčių inspekciją ant ausų pastatyti. Pinigų už darbą neimti. Ir atsiprašinėkite, visą laiką atsiprašinėkite, žeminkitės po galais. Karūna nuo galvos nenukris. Bijau, kad tavo lovos nebūtų per mažas. Aha. Jie tokie dičkiai. Geriau nebūna. Labai skanu. O kaipgi, čia patys įžymiausi visame kelyje. Klausyk, gal paimkime Lučio, Tu ką išprotėjai? Žiūrėk, kokia jį griežta. Tuoj pat kur nors išsodins. O kiek metrų nuo jūsų namų iki centrinio parko? Na, maždaug 300. Ten gyveno Lenonas, ten jį nužudė. Tas namas kaip tik priešais mūsiškį. Rimtai? Aha, ten atveda ekskursijas. Jie gudrus. Buvo įsitikinę, kad niekas nežiūrės, nes rusiškas kvailys nieko netikrins. Ten turi būti milicininkas. Paprašyk, kad apžiūrėtų krepšį. Margarita. Na ko tu? Kodėl visus tardai? Kodėl pati neapieškojai? Nes tu mane išdavei. Visų akivaizdoje. Tu išvis manęs niekada negini.
Močiutė, ten Genka Urnovas atvažiavo. Tėvelė, atsiprašau, tuoj grįšiu. Kažkas nutiko. Malonėkite. Skardinė alaus. Kas nutiko, Gena? Nadežda Nikolaevna, negaliu. Paprasčiausiai neturiu jėgų. Man jau vaidenasi, kad vidury kelio medžiai auga. O taip pat tikriausia ženklas, pavargau taip, kad blogiau nebūna. Na gerai, pamiego kabinoje pusvalandį. Na, negaliu tavęs paleisti. Eskavatorius turi naktį praleisti pas mus. Žinai, kaip sunkiai aš tą ekskavatorių išsimušiau. Kyšį daviau, jei nori žinoti, taigi seserį pasveikinsi rytoj. Čia visai ne dėl sesers, Gena. Viskas. Susikaup ir eik. Taip. Mačiute, na ką, važiuojame? Atsigavo ta šlykštynė. Tas, kurią mama užvožė, tai... Ačiū Dievui, nesidžiaug. Jis jau iš ligoninės pabėgo. Su sužeista galva, įsivaizduok. Jam smegenys į lauką krenta, o jis atsiminė, kad ne viską išgėrė. Na, o mama? Mama ar paleis? Sunku pasakyti. Vis tik makaulė jam praskėlė. Būtų gerai, jei kokiems 3 metams pasodintų. Močiutė, na ką tu kalbi? Gal atprastų gerti. Kitaip jos likimas dėja aiškus. Dėl Genkos neramu. Per tokius kaip tu jie ir sugrįž. Kas? Komuniagos. O ką maniai? Visi džiaugsis pamatė, kaip vienas per 2 vietas išsidrebė. Palauk. Man atrodo, kad kiekvienas turi žinoti savo vietą ir nesigviešti svetimo turto. Tam reiktų gyventi taip, kad žmonės tau atleistų už turtą. O ne laikrodį su briliantais tampytis. Ar maibachais važinėtis. Palauk, kokie tie briliantai, kokie maibachai. Aš juk apskritai kalbu. Oi, sulauksite. Jei sūnaus visai nereikia. Reikia tik piniginės, į kurią gali bet kada įlysti ir išsitraukti pinigų buteliui. Bet baisiausia, kai jis pas ją lankosi, jį kaskart įkalbina kartu išgerti. Ir jis sutinka, nes nori patirti bent lašą jos meilės. Aš šioje vietoje visiškai bejėgė. Kartais net pagalvoju, gal būtų geriau, jei ji mirtų. Nadežda Nikolaevna, jūsų paklausius, išeina, kad jei kartą paklydai, kluptelėjai, tai skandinti tokius kaip kačiukus. Skandinti. Kiek čia laipsnių? Vova. Aš nieko, tik paklausiau, kur tualetas. Na taip, sako ten. Aha. Žinote, nuo pat jaunystės domiuosi vienu labai įdomiu moraliniu klausimu. Kažkokioje knygelėje perskaičiau. Skęsta 2 žmonės. Akademikas ir, na nežinau, na toks kaip mūsų Vova. Kurį pirmą gelbėsite? Nadežda Nikolaevna, tokių klausimų negalima uždavinėti. Jie iš karto amoralūs. Ne, tėvelė, tai neatsakymas. Jūs man atsakykite. Štai stovite ant kranto, jie skęsta. Abu. Tai kurį? Abu. Reiškia 3 skenduoliai. O veiklų žmonės išdrįsta pasirinkti. Todėl nuskęsta tik vienas. Noriu šito ir štai šito. Olenka, nereikia tiek daug saldumynų. O jei pilvukas suskaus, mūdu kelyje, ne namuose. Geriau pirkime bandelę su mėsa. Ne, nenoriu bandelę su mėsa. Na, Olenka, ką išsirinkai? Šitą. Puiku. Aš tave pavaišinsiu, galima? Žinote, manyčiau, gal geriau nereikia, bijau, kad pilvelis suskaus. Man niekada neskauda pilvuko. Žinai, man regis tėtis teisus. Per daug saldumynų kenkia. O jei mes vietoj saldumynų nupirktume tau kokį nors žaisliuką, Aha. Šitą. Puiku. Prašyčiau.
Klausyk, Aleksandrai, aš vis tiek su tavimi negyvensiu. O ką man daryti? Aš be tavęs gyventi negaliu. Oi, baik. Kas tau? Viskas, išėjai. Tu jo nepažįsti. Jis nenusiramins, kol nepasieks savo. Atleiskite, kas čia darosi? Žodžiu taip. Dabar aš sėdėsiu čia, šalia tavęs, o mergaitė tegul sėdi mano vietoje. Užleiskite man vietą, o tu mane pakelk. Nadežda Nikolaevna, išsiaiškinkite, prašau. Draugai. Na, kiek galima, dievaši kaip vaikai. Na, prašau, persiskite į savo vietą. Taip. Taip, aš jam sumokėsiu už tai, prašau. Kas čia darosi, tas pats per tą patį. Aš negaliu būti tarp žmonių. Man pradeda visur niežėti. Aš turiu teisę į asmeninę erdvę. Aš nemėgstu lankytis teatre. Nemėgstu vaikščioti į koncertus. Filmus. Žiūriu tik namie. Gerai. Tebūnie tai psichozė. O kiek jų yra pasaulyje? Taip. Gera būtų išmokti gerbti kitų keistenybės. Juk iš tiesų, absurdiška galvoti, kad neteisinga pirkti 2 bilietus. Na kodėl? Kas čia? Titaniko gelbėjimosi valtis? Ačiū. Jūs nusiraminkite. Ten pirmoje eilėje yra laisva vieta. Ji nelaisva. Šitas keleivis sumokėjo už 2 vietas, kad galėtų laisvai sėdėti. Jis jūsų nepriims. Juk sakiau. Eik pasakyk vairuotojui, kad jo nepriimtų. O vietų nėra, kur jis jį paims. Man labai reikia. Aš pasiruošęs stovėti. Negalima. Nors, palaukite. Mergaitės Olios tėtė. Prašau dėmesio. Šalia jūsų sėdėjęs keleivis išlipo. Galite nupirkti mergaitį bilietą. Ką jau čia nuvažiuosime ir taip? Štai žmogus prašosi į autobusą, tegul sėda. Gal jūs pinigų neturite? Mes užmokėsime. Vairuotojui už tą vietą sumokėta. Viskas lieka kaip buvę. Vairuotojų nieko nepriimkite. Olė važiuos ant tėčio kelių. Taip? Aha. Lipk į vidų. Aha. Labadiena, labadiena. Aš juk taip apie vaiką svajojau. Ką mes visą likusį gyvenimą jį plėšysime? Tu irgi ten turi žmoną su vaiku, dar 2 likimai šunį ant uodegos. Ar jūs manote, kad galėsite laimingai gyventi sugriovę kitiems gyvenimus? Argi tai gyvenimas? Jie jūsų nemyli. Ir aš ten, bet kokios dingsties ieškau darbę užtrukti, namo vėliau grįžti. Manote, vaikai nejaučia, kai namuose nėra meilės? Oi, atleiskite. Tėvelį. Tėvelį. Atsiprašau. O iš kur vis tik jūs pulkininką Kalistratovą pažįstate, a? Ką, irgi Čečėnijoje susitikote? Jis man vadovavo dar pirmos kampanijos metu, 95-aisiais. Palaukite, juk tada lyg ir nebuvo kariuomenėje šventikų. Aha. Aš bataliono vadas buvau. Palaukite jūs. Tai jūs ką, Trupnikovas? Atspėjau? Argi buvome susitikę?
Ne, bet prisiklausiau. Apie jūs tada visi pasakojo. O, kaip tada įkrėtėte jiems į kailį. Šitą... Ir seniai jūs? 10 metų. Na, nieko savo. Trubnikovą sutikau. Vaikinam papasakosiu, juk niekas nepatikės. Trubnikovas tapo šventiku. Taip, Vova. Eik, atsisėsk į vietą, negalima stovėti važiuojant. Įsivaizduojate, Trubnikovą sutikau, štai jis sėdi. Aš viską padarysiu, kad ji būtų laiminga. Mudu jau viską nusprendėme. Pastatysime didelį namą. Ir jame lakstys 5 vaikučiai. 2 mergaitės ir 3 berniukai. Šaunu, tiesa? Na kaip, važiuosime šiandien ar ne? Nežino jis. Ką? Kada? Kad ji kur? O, palauk. Antoša, stok, ten Zemcovas. Taip, aš važiuoju, tu lauk pagalbos. Ačiū. O, tėve Konstantinai. Ir tikrai jūs Dievas atsiuntė. Labadiena, Vladislavai Jurjevičiau. Nadežda Nikolajevna. Tai čia jūsų transporto priemonė? Aha. Na ir puiku. O mano japonas išgirtas. Pirkome vos prieš pusmetį, o jau 3 kartą sulūžta. O aš į miestą nuvažiavau. Užsirašiau pas jūs į priėmimą kitą savaitę. Ką jūs sakote? Oho. Vilką minint, vilkas čia. Tai jau tikrai. Labadiena, Vladislavai Jurjevičiau. Prašau, sėskitės, jums čia yra vieta. Tai štai reiškia kam, Vova? Taip. O kas tas vyras? Šitas? Zemcovas? Mūsų gubernatoriaus pavaduotojas. Oho. Oho, ir ką? Nieko. Aišku. Vladislavai Jurjevičiau, man kaip tik reikėtų pasirašyti keletą dokumentų. Jaunuoli. Visi džiaugiasi, kad vadovybė nesukelia jums psichozės, bet leiskite man pirmai pasakyti, nes aš vis tik dama. Vladislavai Jurjevičiau, išsiunčiau jums dokumentus dėl plytų fabriko. Ar žinote, kad į jį sugalvojo pretenduoti Baltreidas? Na, o kodėl taip sugalvojo? Kai mes jį iš griuvėsių atstatinėjome, jie tylėjo. O dabar atsiuntė man dokumentus, kad valdo 50% akcijų. Tikras banditų išpuolis. Ne, jiems nieko neišdegs. Reiškia, padėsite kovoti už tiesą. Puiku. Štai čia. Na, šitą, tarkime, pasirašysiu dabar. O šitą reikia nusiųsti juristams. Vladislavai Jurjevičiau, o kam siųsti? Šitas reikalas nesudilusios skatiko nevertas. Taip, Vladislavai Jurjevičiau, pavadinimo nepamirškite. Na, jau pabodo lakstyti. Kas čia per pagirios? Būna ir blogiau. Pamenate, Simonovo, karinį eilėraštį apie prasigėrėlių miestą. Taip, jau seniai tą miestą pervadino. Aš domėjausi. Tegul mūsų kaimas vadinasi Blaivininkai. Geriau saikingai gerintis. Tik sujungti į vieną žodį. O ką, skamba romantiškai? Nadežda Nikolajevna. Bet pervadinti toks vargas. Visus žemėlapius reikės pakeisti, o jūs pakeiskite. Aš net užmokėsiu. Ir šiaip, imkime pavyzdį iš didelių miestų, žiūrėkite. Leningradą pavadino Sankt Peterburgą ir nieko. Dzeržinskio gatvę, Utėlių skersgatvių, be problemų. O ką ten mūsų pagirios? Beje, vos nepamiršau, ten priekyje sprogo karšto vandens vamzdis. Kelią išgraužė. Kelias valandas pralauksime, man skambino. Taigi reikia apvažiuoti, palei upę. Per Lychovką. Vladislavai Jurjevičiau, juk ten ne kelias. Autobusą pribaigsime. Važiuok per Lychovką.
Atgal negalima. O į priekį su Dievo pagalba tik traktorius ištems. Viskas ir taip aišku. Tik iš kur tą traktorių gauti. Tai va. Iki Lichovkos reikia nubėgti. Ten tikriausiai atsiras. Tai ir nubėkite. Per jūs čia užstrigome. Perspėjau, įklimsime. Antonai mandagiau. Ir tame kelyje būtume laukę. Už tai per purvą nebūtume braidžioje. Tiek to. Reiškia, padėsite, galiu į priėmimą neiti. Mes čia iki nakties bimbinėsime, tuoj perplauksime upę ir kitoje pusėje mašiną susistabdysime. Toli išsiruošėte? Mes laiko neturime, už 3 valandų prasideda koncertas. Eime? Į kitą pusę persigelsime, o ten mašiną susistabdysime. Pėtė, duok ranką. Ei, ką iš proto išsikraustėte? Juk žvėriškai šalta. Gaila, fotoaparato neturiu. Nieko, aš filmuoju. Aš su jais. Deividai, vaikeli, kur išsiruošėjai? Kągi aš mamai pasakysiu? Sustabdyti? Aha. Kur jau ten sustabdysi? O tau ko? O galima aš su jumis į koncertą? O tave Alą išleis? Deividai, vaikeli, tik skambink kas pusvalandį, supratai? Išleis. Nesijaudinkite, mes po koncerto jį namo parvešime. Jis turi čempiono plaukimo atskirį. Kondicionierius nuėmėte? Šaunuoliai. O ką žmona sakė? O, žiūrėk, nuogaliai. Skandalo neiškėlė? Na ir begėdžiai, ką? Iki. Viskas, eime. Atsargiai, atsargiai leidžiamės. Atsargiai. Kaip vandenėlis. Tuoj sušilsime. Taip. Beje, gerai sugalvoju. O, kapitonė, paliksite skęstantį laivą? Man trūks plyš reikia būti regiono pasitarime. O jūs iš čia ištrauks, paskambinsiu į rajoną. Iki pasimatymo, Nadežda Nikolajevna. Viską pamenu, ką kalbėjomės. Svečias į namus, dievas į namus, geros vestuvės. Antrą dieną švenčiame, dar 4 laukia. Nepasididžiuokit. Prašom, prašom. Prašom. Kokios dar vestuvės? Mums traktoriaus reikia. Traktoristas juk miega. Atsibužvalus. Visus ištrauksim. O kol kas vestuvės. O kur eiti? Tiesiai, tiesiai. Ten. Neatsilikite. Eime, eime. Geras svečias, ne šuns kaulas. Ant kelio nesimėto.
Čia ne tik pravažiuoti, bet ir praeiti negalima. O, fotkina. Na ką, išgeriam. O kas čia? Ala, kas čia? Čia delikatesas. Karti, karti, karti. Smagios vestuvės, pilnos taurelės. Lauksim, kas bus po pirmosios naktelės. 1, 2, 3, 4, 5. Na va, vestuvė žinoma. Šventė džiaugsmas. Bet juk dar tik antra diena. Na, o 6 dėja žinau, kas bus. Prisižiūrėjau. Matėte, už stalo sėdi. Mergaitės, berniukai. Na, kiek jiems? Gal po 12, nedaugiau. O jau geria. Taip, šampaną. Todėl mūsų kaimuose ir nė vieno blaivaus vyro nesurasite. Ir moteris prisivijo. Skauda man širdį, tėve Konstantinai. Nes aš kiekviename girtuoklyje matau savus. Vyrą, sūnų. 4 žmonės nusikėlė, ką su jais daryti? Veskite pas Strelnikovus į trobą, ten 4 lovos, tegul pamiega. Gerai supratau. Galima nešti desertą. Desertą anksti. O vaikam? O vaikam galima. Neškite. Šauniai gyvenimą susiplanavote. Negaliu atsigrožėti. Ir didelis namas, ir vaikų pilna. Tik taip nebūna. Na ką, jūreivėlį, išgerkime. Dešrytę paduok. Tuoj. Ačiū. Žiūrėk, paskaičiavau, kiek maždaug gali kainuoti tokios vestuvės. Revoliucija neišvengiama. Ten degtinė baigėsi. Kaip tai degtinė baigėsi? O taip, ant kurio stalo? Suslėpė. Ant to stalo daugiau nieko nedėti. Mano valdovė. Jau 2 metus taip keliaujame. Šiame krepšyje laikome viską, kas reikalingiausia, kad bet kurią akimirką galėtume išvykti. O kas nutiko? Mums kraujo kerštas paskelbtas. Rasulas Derbente vaikiną užmušė, kuris prie mano dukters jo sesers lindo. Negražiai lindo. Kaukaze taip nesielgiama. Muštinės buvo sąžiningos. Tas irgi su kinžalu supjausti vienas kitą. Rasulas išgyveno, o Anas ne. Bet mums vis tiek iškart teko bėgti. Štai ir važinėjame dabar iš vienos vietos į kitą. Namo nerašom, neskambinam. Bet jaučiu, suras mus. Jau į sprandą kvėpuoja. Siaubas kažkoks. Taip.
Kraujo kerštas 21 amžiuje. Iš toli atvykę, gardžiuokite šašlykais. Nieko netrūksta? Ne, ačiū. Gero apetito, ačiū. Deividai, vaikeli. Kaip tau sekasi? Aha, gerai, taip. Jau į miestą važiuojate? Aha, Zemcovas padėjo, šaunuolis. Ala, duok. Oi, Deividai, gaila, kad išvažiavai, čia taip įdomu. Geriau nei bet kokiame koncerte. Mes rusiškose vestuvėse. Gerai, aš tau paskui Ką? Padėjo ragelį? Atsijungia. Kodėl visada taip, per pusę žodžio? Jūs kažkokie liūdni. Degtinėlę gerkite. Ačiū. Ne, na, kam visą tai? Tie padavėjai. Kas čia? Austrės. Šitos austrės, beje, labai skanu. Manai, jie jam dėkingi? Kurgi ne? Matai, sėdi, šnipždasi. Štai, paršas prisivogė, dabar potauja. Taip, rusų mentalitetas. Jei įsivaizduoja, kiek ryt iš šitų ateis iš jo pinigų skolintis. Broliškai. Kad nebūtų nuobodu, garsiai šaukime kartu. Karti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noriu pašaukti. Palaukite. Galima aš pasakysiu. Hari Jakovlevičiau, iš kur ištraukite, kad kondicionieriai seni, tėvai, pagyvenę žmonės? Gal jų regėjimas nebetoks? Na, atvežė išpakuotus. Na, kad greičiau įrengtų, žinoma taip. Palaukite, na, kodėl iš karto? Hari Jakovlevičiau, na, mes be abejo labai nusikaltome. Bet kam trukdyti mokesčių inspekciją, a? Atsiprašau. Atsiprašau. Šamilis, sveikas, brolau, sveikinu. Ačiū. Nastinka, susipažink. Čia Šamilis, mano geriausias draugas. Jei jis 2008-aisiais nebūtų manęs nuo bandytų išgelbėjęs, nieko nebūtų buvę. Nei manęs, nei mūsų vestuvių. Baik, paklausyk. Nieko sau, tu ką? Viešpatie Dievai mūsų vestuvės pakvietei. Labai malonu. Eikime į šalį. Viskas gerai, sekundėlę. Viskas gerai. Greičiau sugrįžk. Štai toks žmogus. Tikrai? Aha. Važiuokime. Kur? Kur nors netoli. Važiuokime.
Oi, kaip gera. Ei, gal kitur nusičiurkši? Atsiprašau. Atsiprašau. Graži rusų gamta. Gaila, tik kalnų nėra. Na, ką turi? Peilį, pistoletą? Tik iš karto išvažiuok. Rasulas tavęs nematė, nieko nesupras. Nes jis dėl manęs savo gyvybės nepagailės. Senuk, aš tavęs paklausiau. Dabar tu manęs paklausyk. Mūsų tėvas mirė prieš 4 mėnesius. Gaila. Ir prieš mirtį pasakė, kad atleidžia jūsų šeimai. Šalyje ir taip daug liejasi kraujo. Net privertė Koranu prisiekti, kad nekeršysime. Taigi, grįžkite į Derbentą. Atsipeikiau naktį duobėje. Supratau, nelaisvę. Skeveldra nugarą kliudė. Šalia dar 2 merdėje. Iki skausmo aišku, saulės neišvysime. Užgulė širdį. Duobėje mirti tai ne mūšyje. Staiga girdžiu šnabždėsi. Savi. Vienas į duobę iššoko ir ėmė mus į viršų stumti. Ten traukė 1, 2. Ir prasidėjo susišaudimas. Sakau jam, eik, o jis ne už ką. Net supyko. Matyt, neužteko drąsos pasirinkti. Visus 3 ėmė gelbėti. O kai pats pradėjo lipti, jį nušovė. Taigi ir čia pagal jūs išėjo vienas skenduolis. Trumpiau tariant, prisikariavau ir aš. Grįžau namo, visi laimingi, o man gyvenimas už naktį juodesnis. Niekaip negaliu susitaikyti. Lyg ir pasisekė, o siela kenčia. Jokios protingos mintis ramybės nesuteikia. Viduje viskas virė, degė, negalėjau užgesinti. Pats nepastebėjau, kaip namie nutilo garsai. Kaip susvetimėjome, dingo juokas. Pati pagalvokite, Nadežda Nikolaevna. Argi gali nelaimingas žmogus kam nors laimę suteikti? Nesu to girdėjęs. Pabudau auštant ir pagalvojau, juk mano gyvenimas ne tik man priklauso. Bet ir tam, kuris mane išgelbėjo. Argi taip turiu jį pragyventi? Ir staiga galva ėmė suktis, lyg šaltų vandeniu perlėjus. Ir žinote, užliejo. Tokia ramybė. Nuėjau. Nežinia kur kojas veda. Atėjau į bažnyčią. Kad pora būtų tvirta, visi sušokime valsą. Taip, čia linksmybių įkarštis. Gražuoliai. Taip, eime šokti, eime šokti.
Ačiū, jūs jaunikis, taip, ačiū. Taip, paimkite mano rankinę. Oi, o čia matau visas mūsų linksmas autobusas. Kaip pas jūs linksma? Pas mus labai linksma. Keičiame partnerį. Draugai, kaip aš jūs atgal parvešiu, koks man gražus kavalierius, malonu. Oi, Nadežda Nikolaevna, galima man? Vova, oi klausyk, Vova, man regis tau užteks. Oho, aš tik nieko, matau nieko. Matau, jie čia pas jūs įsilinksmino. Na, ko tu toks nelinksmas, nusišypsok. Eikime į šoną, reikia pakalbėti. Gal tu toliau nevažiuosi? Kodėlgi? Gerai. Į autostradą išvažiuosime, išlipsiu. Pakeleivingą mašiną susistabdysiu. Atleiskite. Atsiprašau. Man regis mūsų vairuotojas truputį išgėrė. Ir man atrodo, jam negalima sėstis už vairo. Jūs ką matėte? Ne, aš nemačiau. Mačiau, kaip jis su mergina bučiavosi. Išsiaiškinkite. O jūs ką, su merginomis nesibučiuojate? Aš? Taip. Tik išgėręs. Antoša, taip. Tuoj labai atsiprašau. Taip, močiute. Prieik arčiau. Važiuojame, ko tu? Tu ką? Gėriai? Na, taurė šampano, į jaunųjų sveikatą. Garbė žodis, nedaugiau. Tu ką? Tau juk žmonės gyvybę patikėjo. Kaip išvis? Kaip tu galėjai? Močiutė. Na, juk sakė, kad traktorius bus tikrite, todėl aš ir... Na, aš nuvešiu, garbė žodis, nuvešiu. Ne. Už vairo tu žinoma nesėsi. Ach, šitaip, taip? Na, patys ir važiuokite. Ko tu mane kaip vaiką auklėjai? Grįžk. Prašau, grįžk. Neįsižeisk. Nadežda Nikolaevna turi teisę. Eik. Ant galinės sėdynės ir pasnausk. Man pasakė, kad traktorius bus tikrite. Viskas. Eik. Eik. Girdėjote? Ko tu mane auklėjai? Gal man jau protas dėl to maišosi, bet žinote, kai jis išgeria, man visiškai aptemsta protas. Negaliu galvoti apie nieką. Tik apie kraupią perspektyvą. Nusiraminkite, Nadežda Nikolaevna. Turiu 23 metų patirtį. Su Dievo pagalba atvažiuosime. Gerai. O kaip duris uždaryti? Štai čia. Taip. Aha, taip. Na ir gerai. Na, kągi? O kur mano teisės? Juk mašinoje palikau. Na, tiek to. Ką jūs, tėve Konstantinai? O ką? Neturite teisių? Na, baikite, Nadežda Nikolaevna. Mane juk visi pažįsta šventikas. Kasgi mane tikrins? Ne. Žinote, ką geriau, aš pati nuvešiu. Kaip pasakysite, žinote ir aš. Turiu daugiau kaip 20 metų patirtį. O aš prie lango atsisėsiu. Štai taip. Labadiena.
Aleksandrai, čia greitkelis. Tuoj tiltą pervažiuosime ir... Tiltą pervažiavome. Aš juk sakiau, jis dabar su mumis gyvens. Šūra. Mes nebaigėme pokalbio ir nebaigsime niekada. Kodėl? Kiek tau metų? 12. Dar maža? Jau buvai ką nors įsimylėjusi? Ne, aš nenoriu tapti nemokamo vyro priedėliu. Jie juk visi seksistai. Tave tėvai to moko? Ne, mano tėvai patriarchaliniai. Jie iš vis nesidomi lyčių ir seksualinės diskriminacijos klausimais. Po perkūnėliais. Kur tokių žodžių prisigaudai? Mes mokykloje mokomės feminizmo istoriją. Aš jau 2 kartus dalyvavau demonstracijose už moterų teisės. Vyrai turi tiek pat, kiek moteris užsiiminėti namų ruoša ir vaikų auklėjimu. O vaikų gimdyti jų neišmokysite? Aš nepalaikau netradicinės orientacijos teorijos. O kas tai per daiktas? Aleksandrai, eikite į savo vietą ir palikite mus ramybėje. Visam laikui. Aš tuoj. Serioža, jūsų dukrelė dar ilgai slapstysitės? Tiek, kiek reikės. Jūs jau slapstotės? Ne. Mes nebesislapstome. Tuoj viską tau papasakosiu. Klausyk. Kodėl toks nusiminęs? Su močiutė susipykau. Ką, nemyli močiutės? Myliu. Kodėl tada susipykai? Taip išėjo. Gerai. Grįšiu namo? Susitaikysiu. Olenka, važiuojant stovėti negalima. Eik, saulelė, atsisėsk į vietą. Mergaitė. Olečka. Ole. Sėsk prie manęs. Tau iš čia gerai kelias matysis. Ir vėl medžiai vidury kelio vaidenasi. Reiktų sustoti, pamiegoti.
Močiute, iš kur tu čia? Iš proto išsikraustė. Tiesiai į mus važiuoja. Tik ne į kairę, ne į kairę. Vania. 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 Dieve, tu gyvas. Taip, aš čia, gyvas. Aš apakau. Akinius nusivalyk, kvaily. Hari Jakovlevičiau. Eikit velnio. Reičelė, mergytė mano, kas tau? Ką tu? Kas čia, kraujas? Čia man kraujas bėga. Po galais, neįbrėžimo. Оля, на ką tu? Olia. Olia, pasakyk ką nors. Olia, atmerk akeles. Olia. Olia. Važiuokime pas mamą, a? Močiute. Močiute. Na, nemirk, prašau. Močiute. Nepalik manęs vieno, na, prašau. Atleidžiu tau visas nuodėmes vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ne, močiute. Močiute. Na, močiute, prašau. Išsitempė beveik kilometrą milžiniškas radioteleskopas, vien 37 stiebai su sparnuotomis antenomis daro įspūdį, bet kai jį ima kartu suktis, vaizdas ir garsas gniaužia kvapą. Dėmesio! Prasideda įlaipinimas į autobusą į Buchalovą. Garsas Sergejus Bondarčiukas ir nufilmavo filmą, jį panaudojo filme Karas ir taika, kuris gavo Oskarą. Skubus pranešimas. Dar vienas eismo įvykis, į kurį pakliuvo tarpmiestinis autobusas. Mūsų korespondentas praneš išsamiau. Nelaimė kelyje pareikalavusi aukų įvyko šį vakar 264-ame Roškovskio greitkelio kilometre. Remiantis liudininkų parodymais, avarija įvyko 21 valandą 17 minučių. Žuvo vairuotojas ir 3 autobuso keleiviai. Mama. Apie sportą. Šiandien mūsų kerlingo rinktinė laimėjo labai svarbią pergalę. Šaunuolės mūsiškės.
Tekstą vertė Sandra Siaurodinė. Skaitė Jūratė Olberkė. Garso režisierė Emilija Letinauskaitė. Įgarsinta Baltikum televizijoje.